O manai tai įgimta ar įgyta? Tai manau, kad tai yra įgimta. Kalbant apie tapatumą arba savasties suvokimą, kas aš toksai esu, tai tas suvokimas jisai formuojasi nuo pat mažens, ar ne, mums bendraujant su savo artimaisiais, toliau su visais kitais aplinkiniais, tai būtų darželis, mokykla, draugai, kiemas ir visokie kitokie žmonės, kuriuos mes sutinkame. Ir vienas iš tapatumo aspektų yra lyties tapatumas. Tai yra savęs kaip tam tikros lyties atstovo suvokimas ir prisiėmimas. Tas tapatumas jisai yra neatskiriamas nuo sociumo, nuo tų žmonių, kurie mus supa. Ir jisai yra labai svarbus, bet kažkaip paprastai jisai yra pamirštamas. Vyrai gal kartais daugiau pasiekia tam tikrose srityse, kad mąstymas yra visiškai kitoks negu moterys. O moterys turi savo sritis, kuriuose gali pasiekti ir jau išdirbti lygiai tiek pat ar net daugiau už tos pačius vyrus. Kai kalbam apie buvimą vyru arba moterimi, tai vėlgi biologinis pagrindas jisai išlieka. Jisai yra, ar ne, tai yra tam tikrų chromosomų buvimas, tačiau mes kalbame ne apie biologinius pagrindus, na bent jau šito susitikimo tema yra ne apie tai kalbėti, bet apie tai, kokie yra visuomenės reikalavimai ir kaip mes išmokstame dėka būtent bendravimo su žmonėmis, kurie mus supa, ką reiškia būti vyru arba būti moterimi. Tai, kas anglų kalboje vadinama gender. Čia taip ir yra, bet nustatyta jau iš senovės, kad toks dalykas. Tai jeigu žiūrėtume evoliuciškai, tai vyrai ir moterims yra patrauklūs kokie. Bijau, kad išvaizda tikrai ne pirmoji vieta šiaip jau. Senovėje tai vertingas tas, kuris stiprus ir gali mamutą partysti. Dabartiniais laikais mamutų nereikia, dabartiniais laikais galima nusipirkti mamutą maksimum. Tai vadinasi, vertingas tas, kuris arba turi daug pinigų, arba turi daug potencialą. Vadinasi, protas ir intelektas sudaro sąlygas gauti geresnį darbą. O kalbant apie moteris, vėlgi evoliuciškai žiūrint, tai vyram gražios tos, kurios sveikos ir pajėgios išnešioti, pratęsti giminę ir kad ta giminė būtų graži. Simpatiškas kūdikis. Vadinasi, jauna, nes jaunesnės sveikesnės ir graži. Skiriasi reakcijos suaugusiųjų į kūdikio elgesį priklausomai nuo to, kokios jis yra lyties. Netgi ten eksperimentai tokie daromi, kaip, sakykime, kūdikiui duodama dėžutė. Žinot, būna tokios dėžutės staigmena, kur atsidaro laptelis ir iššauna klounas. Ir nufilmuotas vaizdas su kūdikiu ir abiem atvejais ten vaikas kažkokia tai yra reakcija. Ir vieniems tyriamiesiems buvo sakoma, kad tai yra mergaitė kūdikis, kitiems, kad berniukas. Ir reakcijos buvo skirtingos. Jeigu buvo berniukas, tai jisai supyko, kad iššoko. O jeigu mergaitė, tai išsigando. Kaip mes suprantame, kad gimė berniukas arba mergaitė? Taip, ir čia vaikas jau nepasirenka, ne? Kūdikis gimsta ir kažkodėl tėvai nusprendžia aprengti rožinę arba žydrą spalvą. Jeigu tėvai laikosi pozicijos, kad nereikia pabrėžti per spalvą vaiko lyties, aprengia žaliai arba geltonai, tai tuomet paprastai aplinkiniai yra pasimetime, nes kūdikio iš veido nepažinsi, kokios jisai lyties, ir pirmas klausimas būna, o tai visgi kokios jisai lyties. Moteris visą laiką tokios gerietės, prasme, jos tokios bendraujančios, tokį santykį, žinai, išlaikyti. O vyrai tik tai eina kalbėtis, jeigu nori kažką aptarti, ir vyrai eina kalbėtis, jeigu jiems reikia iš tikrųjų pagalbos. Iliuzinis ryšys tai yra toksai ryšys, kurio gali realybė ir nebūti. Tiesiog taip atrodo, kad būtinai, jeigu yra moteris, tai tada jinai turės būti rūpestinga, švari, sakykime, ir dar ten kokia nors kukli. Tie ryšiai randami tokiais būdais, kad arba žmogus pastebi keletą atvejų ir jais remiasi, pavyzdžiui, jo aplinkoje visos moterys tokios, sakykime, šeimoje. Susieji su tuo, kad, matyt, visos moterys tokios, nes kiek pažįstu, visos taip daro. Aš manyčiau, kad yra skirtingi aspektai, bet tie yra tos savybės vis tiek, manau, kad jos yra išmokstamos. Dabar vyrais
moteriai, manau, šiek tiek mainosi ir iškupuojasi ir ieškai balansą. Bet tai čia kaip buvo moteris, ir sako, kaip baisu, vyrai tampa moteriškesni, kažkoks išsikimimas. Bet iš esmės tai, pavyzdžiui, žinau, kad vyram trūksta kai kurių savybių, kurios moteris ir atvirkščiai. Vienam labai svarbu pabrėžti savo protinius gebėjimus ir jis darys viską, kad jisai pademonstruotų, koks tai protingas. Kitam gali būti labai svarbu kažkokia tai meninė raiška, o kažkam labai svarbu savo kažkokia tai seksualinės srities įrodymas arba demonstravimas. Tai yra apibendrintas vaizdas apie tam tikrą grupę žmonių. Tai vietoj to, kad galvotum apie tai, jog kiekvienas yra skirtingas ir individualus, darosi labai sudėtinga, ypač kai, sakykime, vaikštai kur nors gatvėje arba lauke. Tai yra labai patogu sutraukti, apjungti ir pavadinti vienu žodžiu. Dažniausiai nesutarė ne dėl to, kad jie yra vyras arba moteris, o todėl, kad skiriasi jų nuomonės kažkokiu klausimu. Arba vertybės, kas jiems yra svarbu. Kuo dažniau žmogui prieš akis arba ausyse skamba, arba jis dažniau skaito pas stereotipus, tuo jis dažniau jais ima remti savo gyvenimą. Tas moteriškumas, kai, akivaizdu, kad labai, arba ne visą tai labai daug išmokstama iš socialinių santykių, ar jo eskalavimas toks įsisavinimas ir didelė raiška reiškia, kad tu pradedi savo autentiškumą kaip žmogaus ir tu, tiesiog persismerki tuo. Ir yra toks reiškinys, kuris vadinasi resocializacija. Tai yra suaugusiojo amžiuje, kai mes patenkam į tokias aplinkybės, kur esame priversti permastyti savo elgesį ir kitos lyties arba savo lyties atstovo vertinimą. Yra tiek tokių žmonių, yra tai tiek anksčiau būdavo žmonių, kurie visada eina prieš taisyklės ir tiek dabar yra tų taisyklių. Yra tokie žmonės, kurie eina prieš, yra tokie žmonės, kurie